Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos vadovaudamosi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu patvirtino specialiųjų žemės naudojimo sąlygų atitinkančių žemėlapius, tai pievų, natūralių pievų ir ganyklų bei pelkių ir šaltinynų. Ir patvirtinus šitos žemėlapius tarnybos direktoriaus įsakymu buvo išsiųsti žmonėms pranešimai. Va, ir tada kilo didelis susidomėjimas ir į tarnybą kreipėsi labai daug žemės savininkų ir buvo nuspręsta pakviesti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Taigi šiandien susirinkome, kad šiame seminare aptarti šitų patvirtintų žemėlapių, tai natūralių pievų ir ganyklų bei pelkių ir šaltinynų žemėlapius patvirtintus. Todėl norėčiau dabar suteikti žodį tarnybos vyriausiam specialistui kolegai Raimundui Čiupliui, kuris pristatys specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemėlapius ir pagrindinius iš to kylančius klausimus. Tai Raimundai tada. Labą dieną. Jau pabandysiu pasidalinti savo pranešimu. Žodžiu, kol mano pranešimas užsikraus, dabar matote tikriausiai visi. Matom. Taip, matote. Tvarkoje. Žodžiu, ką dabar aš norėčiau pasakyti apie šitas specialių žemės naudojimo sąlygų žemėlapius. Visų pirma, galbūt reikėtų pradėti nuo to, kad specialiosios sąlygos Lietuvoje jau yra nebe naujas dalykas, anaiptol nebe naujas. Pirmosios specialiosios žemės naudojimo sąlygos buvo pradėtos nustatinėti vadovaujantis vyriausybės nutarimu, kuris buvo priimtas 1992 metų gegužės mėnesį dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo. Ir šitos sąlygos, kai kuriuose sklypuose, jeigu kalbėti apie pievų ir pelkių specialiasias sąlygas, tai kai kuriuose sklypuose žemės galioja jau dešimtmečius. Dabar iki šiol šitų teritorijų, kuriuose taikomi vienokie ar kitokie apribojimai, nustatymai, buvo patikėti matininkams ir, žodžiu, tos teritorijos buvo nustatymos atliekant kadastrinius matavimus ir įrašomos į nekilnojamo turto registrą. Ten savininkai jau būdavo informuojami konkrečiai atliekant šią procedūrą. Dabar, kadangi 2019 metų birželio mėnesį buvo priimtas specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymas, įsigaliojęs nuo 20 metų, šita procedūra buvo iš esmės pertvarkyta ir natūralių pievų ir ganyklų, taip pat pelkių ir šaltinynų teritorijų nustatymas buvo patikėtas valstybiniai saugomų tarnybai. Kai kurių kitų teritorijos buvo kitų tipų teritorijos buvo perduota nustatyti kitoms tarnyboms, tai Aplinkos apsaugos agentūra, Žemės ūkio duomenų centrui, savivaldybių administracijoms.
Na, bet valstybinė saugomų teritorijų tarnyba jau rūpinasi natūralių pievų ir pelkių bei šaltinynų teritorijų nustatymu. Dabar šitas, kad būtų galima įgyvendinti šitą užduotį, buvo Žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro įsakymo patvirtintas tokių žemėlapių rengimo aprašas, tvirtinimo rengimo ir keitimo aprašas, kuris buvo priimtas 2000, šitas įsakymas buvo priimtas 2022 metų lapkričio 11 dieną. Ir vadovaudamiesi šituo aprašu, tarnyba parengė natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius, kurio pirmoji versija pasirodė viešai, buvo paviešinta jau turbūt praeitų metų gruodžio mėnesį, jeigu neklystu. Ir nuo to laiko šitas žemėlapis buvo nuolat tobulinamas. Atsiprašau, man sako, kad nematomos skaidrės. Taip, atsiprašom už techninius nesklandumus. Raimundai, jeigu galit, persidalinkite ekranu ir tik tai pačią skaidrių formą pasidalinkit, nes dabar nesikeičia skaidrės pranešimo. Nes kol kas matosi tik pirmoji įvadinė. Atsiprašom tiesiog visų susirinkusių, daug kadangi yra dalyvaujančių, tai stengiamės, kad viskas būtų sklandu ir kolega tik tai persidalins skaidriam ir kad galėtumėm nuosekliai matyti visą pranešimą. Ar dabar matyti keitimasis? Atsiprašau. Dabar matosi parengtų žemėlapių tvirtinimas ir viešinimas, bet turbūt ne šitą. Jeigu galit iš naujo pasidalinkit tiesiog savo pranešimu. Ar dabar matyti pasikeitusi skaidrė? Taip, dabar matom paviršinių vandens telkinių šitą skaidrį. Ačiū. Jeigu dabar keičiu, matyti jau. Taip, dabar keičiasi. Tvarka. Tai tik tai gal techninė pastaba, parašysim dalyvių, suprantam, kad yra labai daug ir tam tikri techniniai variantai leidžia jums pereiti valdymo skaidrių, tai būkit geri, nesimkite jokių veiksmų, norime jums pateikti visą informaciją apie specialių žemės naudojimo sąlygų tvarką ir dažniausiai kylančius klausimus. Tai ačiū už supratimą. Tai žodžiu, turbūt baigiau tuo, kad tie žemėlapiai buvo, pirminė versija buvo parengta gruodžio mėnesį praeitų metų ir nuo to laiko buvo tas žemėlapis nuolat tobulinamas. Dabar šitam žemėlapiui buvo parengti, buvo naudojami labai įvairūs šaltiniai, kurie yra numatyta minėtame žemėlapių tvirtinimo ir keitimo apraše. Tai visų pirma, turbūt vienas svarbiausių šaltinių yra Natura 2000 ir Europinės svarbos buveinių inventorizacijos duomenys, taip pat saugomų teritorijų kadastras, miškų valstybės kadastras, labai ypač pelkėms, pavyzdžiui, labai vertingi duomenys buvo georeferencinio pagrindo duomenų rinkinys, taip pat žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo duomenys, dirvožemio duomenų rinkiniai, durpynų, melioruotos žemės, žodžiu, įvairūs skaitmeniniai duomenų šaltiniai. Taip pat mokslinės publikacijos, saugomų rūšių paplitimo duomenys ir visokie kitokie duomenys, kurie indikuoja
vienokių ar kitokių, tarkime, pievų ar pelkių teritorijų galimą buvimą. Ir remiantis šitie duomenys buvo jungiami pagal kažkokius tai algoritmus ir rezultatas gavosi tas mūsų parengtas žemėlapis, kuris galiausiai ir buvo patvirtintas nuo rugsėjo pabaigos iki spalio pabaigos per vieną mėnesį 6 dalimis. Dabar, kaip ir numato specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymas, taip, šitie specialių žemės naudojimo sąlygų žemėlapiai buvo patvirtinti 6 etapais. Kaip matote šitame žemėlapyje skirtingomis spalvomis parodyti regionai, kur palaipsniui buvo tvirtinami šitie žemėlapiai, pradedant nuo pajūrio ir baigiant, tarkime, rytų Lietuvą, Vilniaus kraštu, Šalčininkais ir taip toliau. Raimundai, labai atsiprašau, kažkas išjungė mikrofoną. Čia šiandien tiesiog matom, kad yra žmonių, kurie nori truputį mums patrukdyti seminarą, tai ačiū, įsijungiai. Dabar net nežinau, kurios vietos negirdėjau. Tai žodžiu, galbūt apie tuos žemėlapio tvirtinimus tiek. Čia tiesiog yra pridėtos nuorodos, kur tie žemėlapiai iš tikrųjų gali būti prieinami viešai pasižiūrėti tiek per mūsų valstybinės saugomų teritorijų tarnybos palaikomą biologinės įvairovės duomenų bazėje įtrauktą biomon.lt žemėlapis per šitą sistemą matomas, arba per Geoportal galima pasižiūrėti. Dabar taip, duomenys sudarimai. Ir dabar, kai buvo patvirtintas žemėlapis, kaip reikalauja įstatymas, mes pradėjome informavimo procesą, tai buvo išsiuntinėti laiškai visiems žemės sklypų savininkams ir naudotojams, į kurių sklypus patenka šitos pievų arba pelkių teritorijos. Ir, žodžiu, šitas iš tikrųjų didžiulio masto darbas buvo padarytas, išsiuntinėta beveik 10 000 pranešimų registruotais laiškais ir per elektroninio pristatymo sistemą. Ir kaip visada, kadangi toksai su specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis turbūt dar niekas tokio masto teritorijų tvirtinimo ir informavimo proceso dar nebuvo vykdęs, tai susidūrėme su kai kuriais sunkumais. Tai tarkime, kad pagrindiniai, pavyzdžiui, kad prie informavimo pranešimų neturėjome galimybės prijungti parengtų tų teritorijų žemėlapių, nurodyti, koks ten plotas patenka šitų teritorijų, kur būtų taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Ir atsiprašau, mane kolegos taiso, kad pasakiau, kad 10 000 pranešimų, iš tikrųjų beveik 100 000 pranešimų esame išsiuntę. Ir žodžiu, dar vienas iš trūkumų buvo, kad pirminės viešo žemėlapio versijos buvo gana sunkiai skaitomos. Tai kad, tarkime, ten nebuvo pažymėtos sklypų ribos, arba kad buvo sunku pagal vietovę susirasti, kadangi nebuvo įdiegta ten paieška pagal sklypus. Kitas dalykas, pavyzdžiui, kad yra įstrigęs kol kas dar šitų pačių teritorijų registravimo procesas ir kad jos yra
iki šiol neįregistruotos daugeliu atveju, kur nėra anksčiau nustatytos sklypuose specialiosios sąlygos, jos įsigalioja tik tai įregistravus nekilnojamo turto registre. Ir iki šiol tas procesas nėra užbaigtas. Bet tikimės jau, kad artimiausiu metu bus šitas darbas padarytas. Ir kadangi ta informacija informavimo metu pateikiama tokia labai glausta ir ribotos apimties, tai natūralu, kad sulaukėme didžiulio antplūdžio besiteiraujančių, kas yra tos specialiosios sąlygos, kur patenka į savininkų sklypus žemės, žodžiu, koks yra kompensavimo mechanizmas, ir iš tikrųjų nelabai su turimais pajėgumais spėdavome atsakyti į šituos visus paklausimus. Bet jau atrodo, kad šitas procesas kuo toliau, tuo vis labiau pradeda darytis valdomas ir mūsų jau tie pajėgumai, tiek savo pajėgumus padidinome truputėlį, kad galėtume kiek įmanome efektyviai informuoti žmonės apie jiems jų valdose nustatytas specialiasias sąlygas. Dabar kokie buvo sprendiniai, tai tarkime, jeigu kažkas tai buvo kažkokios klaidos formuojant informacinius pranešimus nustatytos, tai jos buvo ištaisytos, žemėlapiai buvo patobulinti, dabar yra įdiegta paieška, pavyzdžiui, pagal sklypų numerius, jau galima pasižiūrėti gana paprastai. Naujausia žemėlapio versija, kuri yra pateikiama, yra iš tikrųjų ganėtinai patogi vartotojams ir pakankamai informatyvi. Taip pat įdiegta skambučių valdymo sistema, tai kaip minėjau, jau padėjo įtraukti didesnį darbuotojų tiek valstybinės saugomų teritorijos, tiek saugomų teritorijų direkcijų darbuotojų dalį pavyko įtraukti į šitą konsultavimo procesą. Žodžiu, daugiau yra asmenų, kurie gali atsakyti į iškylančius klausimus. Ir informacija apie specialiasias žemės naudojimo sąlygas yra platinama tiek per socialinius tinklus, tiek per žiniasklaidą. Buvo jau ne vienas reportažas, pasirodė virtinė straipsnių. Aišku, tie straipsniai įvairiai nušviečia tą mūsų situaciją su specialiosiomis naudojimo sąlygomis, bet, taip sakoma, gyvename laisvoje visuomenėje ir galima reikšti visokias nuomonės. Tas iš tikrųjų yra sveikintina ir diskusijos visuomet yra gerai. Dabar konkrečiai, ką galėčiau pasakyti apie šitas teritorijas nustatytas. Tai pristatyti galėčiau taip trumpai, kad natūralių pievų ir ganyklų specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra nustatomos pagal specialių žemės naudojimo sąlygų 96 straipsnį, kuris ir apibrėžia glaustai, labai lakoniškai, kas šitose teritorijose yra draudžiama daryti. Tai yra draudžiama šitas teritorijas suarti, sausinti ar kitaip keisti jų žolynų būklę ir sudėtį, užsodinti želdiniais arba įveisti mišką. Žodžiu, turi išlikti pievos kiek įmanoma natūralios. Šitų teritorijų buvo iš viso nustatyta daugiau kaip 75 000, beveik 76 000 natūralių pievų ir ganyklų teritorijų visoje Lietuvoje. Ir šitos teritorijos yra įrašytos specialiosios sąlygos nustatomos daugiau kaip 55 000 sklypų. Dabar kokia šiuose teritorijose yra galima veikla?
Nu, tai mūsų platumose pievos praktiškai visais atvejais yra priklausomos nuo žmogaus veiklos, pievos ir ganyklos. Tai visų pirma nuo šienavimo ir ganymo. Jos kitaip mūsų klimato juostoje neišlieka, tik tai tose teritorijose išsilaiko pievos, kur yra šienaujama arba ganoma. Arba, nu, tarkime, ten būtų iškertami kažkokia tai sumedėjusi augalija. Labai retais atvejais dar palaiko kiti veiksniai, tai kaip, pavyzdžiui, potvyniai, upių dideli potvyniai, kurių vis, taip sakant, pasitaiko vis mažiau, kad tarkime, būtų pavasario polaidis su ledonešiu, kad būtų išraunami tie krūmai ir medžiai, kad paliktų atviras pievas. Arba, nu, dabar, tiesą sakant, dar vienas iš veiksnys prisideda, tai, pavyzdžiui, bebrai jau tose vietose, kur, pavyzdžiui, patvenkia tenai teritorijas užtvindo ir ten kai kuriais atvejais formuojasi šlapios pievos, tai galbūt šitas veiksnys tampa, nu, kaip vienas dar iš papildomų tokių palaikančių veiksnių. Tai ir šitose natūraliuose pievose ir leidžiama tokia veikla, kuri užtikrina jų išlikimą. Tai yra šienavimas, ekstensyvus ganymas. Kodėl ekstensyvus? Todėl, kad intensyvus ganymas gali pabloginti pievų būklę. Ir taip pat sveikintinas visuomet yra sumedėjusios augalijos šalinimas, išskyrus tais atvejais, kai yra, tarkime, medžiai ir krūmai neatsiejama kokios nors, pavyzdžiui, saugotinos buveinės dalis. Tai mūsų atveju tai yra europinės svarbos buveinės, tokios pusiau pievo, pusiau miškos, tai yra miškapievės, kur yra šienaujami plotai su medžių ir krūmų mozaika, arba medžiais apaugusios ganyklos, kur pagrindinė veikla naudojimas yra ganymas ir yra pavieniai medžiai, dažniausiai išlikę arba iš kažkokių tai miškų, arba sodybų, arba įvairiai susiformavę medžių grupės ir pavieniai medžiai. Tai tokiose buveinėse jau, tarkime, reikėtų daugiau dėmesio skirti šitų medžių ir krūmų grupių išsaugojimui. Dabar kalbant apie deklaravimo klausimus šitose natūraliuose pievose ir ganyklose, tai ūkinę veiklą galima deklaruoti kaip ir iki prieš nustatant šitos apribojimus. Tai jeigu ten būdavo, pavyzdžiui, kokios nors deklaruojamos natūralios, tai yra, atsiprašau, daugiametės pievos ir ganyklos, pavyzdžiui, ilgiau negu 5 metus išlaikomos, šito tipo pievos gali būti ir toliau deklaruojamos. Kai kuriais atvejais galima taikyti vadinamasis ekologinės, ūkininkauti pagal vadinamasis ekologinės sistemas, kaip prisilaikant nacionalinės mokėjimo agentūros nustatytų Žemės ūkio reikalų ministerijos nustatytų reikalavimų, ten, pavyzdžiui, nušienavimo terminų, biomasės ir žolės išvežimo terminų galima ūkininkauti, netgi ir tose teritorijose, kur taikoma pievų ir natūralių pievų ir ganyklų specialioji žemės naudojimo sąlyga. Taip pat šlapesnėse teritorijose, kurios patenka į šlapynių sluoksnį, tai galimas yra ekstensyvus šlapynių tvarkymas. Taip pat viena iš veiklų, kuri nesikerta su šitų natūralių pievų ir ganyklų išsaugojimo tikslais.
Dabar kalbant konkrečiai apie pelkes ir šaltinynus, tai šitų teritorijų yra išskirta mūsų žemėlapyje daugiau kaip 110, beveik 111 tūkstančių hektarų ir pelkės ir šaltinynai yra įrašytos į maždaug 53 tūkstančius sklypų. Na, šitos teritorijos yra galbūt mažiau veikiamos dabar žmogaus ūkinės veiklos, bet, na, vis tiek, tarkime, didesnėms pelkėms galbūt nėra pavojaus didesnio, nes ten vienokio ar kitokio lygio apsauga jau buvo ir anksčiau taikoma dažnu atveju, bet kai kuriais atvejais pelkėms taip pat yra iškilusi grėsmė, tarkime, kur yra mažesnės pelkutės išsibarsčiusios tarp dirbamo žemės plotų, tai patiria antropogeninį spaudimą gana nemenką, yra suinteresuotumas ten paversti jas žemės ūkio naudmenomis, suarti arba iškasti, tarkime, kažkokius tai tvenkinius tose teritorijose, nes toks neparankus dažnu atveju nenaudojamas žemės plotas. Tačiau kaip ir pievos, kaip ir pelkės, jos yra svarbios ekologiniai būkliai mūsų aplinkos. Ten yra telkiasi visokiausių retų rūšių augavietės ar radavietės. Taip pat kaip ir tiek pievos, tiek pelkės yra ypatingai svarbios klimato normalizavimo atžvilgiu, tai jos ir padeda ir oro drėgmę palaikyti, ir gruntinio vandens lygį šiek tiek sureguliuoja. Žodžiu, turėtų būti tiek natūralios pievos, tiek pelkės saugomos. Tai viena iš priemonių yra nustatant specialiasias žemės naudojimo sąlygas. Dabar, aišku, pelkėse ir šaltinynuose draudimai, kurie šitose nustatytose teritorijose draudimai yra apibrėžti specialių žemės naudojimo sąlygų 102 straipsnių. Tai turbūt pagrindiniai 3 aspektai yra, kad šitas teritorijas draudžiama nusausinti, kad jose nebūtų įveisiamas dirbtinai miškas ir nebūtų suariamos ten paverčiamos žemės ūkio naudmenimis. Taip pat, kad nebūtų įrengiami didesni kaip 10 arų paviršinio vandens telkiniai. Tai pagrindiniai apribojimai, kurie yra taikomi pelkių ir šaltinynų teritorijose. Dabar kokia yra galima veikla tose pelkių šaltinynų teritorijose. Na, tai visų pirma, ekstensyvus šlapynių tvarkymas, ten, kur sutampa su Žemės ūkio ministerijos tvarkomų šlapynių sluoksnių, kur pelkės ir šaltinynai patenka į šitą šlapynių sluoksnį, ten galima veikla yra ekstensyvus šlapynių tvarkymas. Taip pat yra iš dalies galima kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema, tai europinės svarbos buveinių, natūralių pievų, šlapynių ir rūšių buveinių tvarkymas. Dabar tose teritorijose taip pat visais atvejais nėra draudžiama šienauti, įskaitant nendrių kirtimą, šalinti arba retinti medžius ir krūmus, bet tik tai jau, aišku, čia turėtų būti prisilaikoma ten ir miškotvarkos taisyklių,
ir saugotinų želdinių apsaugos reikalavimų, bet jeigu, tarkime, kažkokioje tai pelkėje norima atverti, tam iškirsti krūmus, tai ta veikla yra iš tikrųjų ne tik nedraudžiama, bet daugeliu atveju ir skatintina. Taip pat galima, įstatymas leidžia iki 10 arų nepratekamą vandens telkinį įrengti netgi ir pelkės ir teritorijoje, jeigu jis yra vienas ir nedidesnis kaip 10 arų kažkoks tai tvenkinukas. Taip pat nedraudžiama įrengti takus, lieptus, ten priėjimas, pavyzdžiui, prie ežero reikalingas per pelkę, tai tą galima prisilaikant galiojančių reikalavimų įsirengti, tai jeigu nesuardoma pelkės augalija. Ir kai kuriais atvejais, kai kuriuose, tarkime, žemapelkėse yra galimas ekstensyvus ganymas. Dabar labai aktualus klausimas visuomet būna kompensavimo už šitą veiklos ribojimą, kokios gali būti išmokamos kompensacijos iš valstybės už tai, kad yra nuosavybės teisė vienaip ar kitaip suvaržoma. Tai yra specialių žemės naudojimo sąlygų 13 straipsnis nedviprasmiškai nurodo, kad kompensacijos už šituos suvaržymus yra galimos tais atvejais, kai yra patiriami dėl taikomų apribojimų kažkokie konkretūs nuostoliai. Ir dabar vyriausybės nutarimu dėl specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo yra parengta ir patvirtinta kompensacijų dėl šitų specialių sąlygų taikymo skaičiavimo ir išmokėjimo metodika, kuria ir turėtume vadovautis kažkokius tai nagrinėtami prašymus kompensuoti praradimus dėl šitų apribojimų taikymo. Dabar ir, tarkime, kalbant, jeigu apie specialiasias sąlygas taikomas dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijų, žodžiu, jeigu yra taikomi dėl pievų ir pelkių apribojimai, dažniausiai kompensacijos yra taikomos tais atvejais, kai patiriami nuostoliai arba dėl vykdomos veiklos suvaržymų, arba jeigu yra suplanuota kažkokia tai veikla iki informavimo momento ir dėl atsiradusių apribojimų šita veikla nebegali būti realizuojama, arba kai prarandama visiškai arba iš dalies galimybė naudoti sklypą ar sklypo dalį pagal tiesioginę paskirtį, pagal pagrindinį žemės sklypo naudojimo būdą. Taip pat turėtų būti kompensuojami ir kažkokie tai papildomi nuostoliai, jeigu atsiranda dėl šitų apribojimų taikymo. Dabar, jeigu, tarkime, kiekvieną iš šitų 3 atvejų panagrinėti, tai pavyzdžiui, jeigu atsiranda nuostoliai dėl vykdomos veiklos apribojimų, tarkime, jeigu yra vykdoma veikla, iš kurios gaunamos pajamos, ir atsiranda arba jos nebegalima tęsti, arba jos
mastas šitos veiklos yra gerokai suvaržomas dėl specialiųjų sąlygų, tai kompensacija gali būti sumokėta įvertinus pastarųjų 3 kalendorinių metų finansinės veiklos rodiklius. Tai turi būti kažkokios tai buhalterinės apskaitos dokumentai pateikiami, galbūt kažkokie dar kitokie dokumentai, kurie įrodo nuostolius patiriamus už veiklą, kuri buvo vykdoma pastaruosius 3 metus. Ir kompensacijos dydis numatomas pagal vidutinio 1 metų kalendorinio pelno, pagal kalendorinių metų 1 pelno sumažėjimą. Tai, žodžiu, tokiu atveju, tai yra vienas iš atvejų, kada ta kompensacija gali būti išmokėta. Taip pat, jeigu kalbant apie planuojamą veiklą, tai aišku, irgi turi būti pateikiami kažkokie tai įrodantys dokumentai, jeigu buvo veikla planuota iki informavimo momento, jeigu yra kažkokia tai pradėta planuoti kažkoks tai projektas, pavyzdžiui, tvenkinio iškasti ir nebegali būti tas projektas realizuotas dėl, tarkime, atsiradusio pelkių ir šaltinynų specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Tokiu atveju galima teikti prašymą tarnybai, kad išmokėtų kompensaciją už šito projekto parengimą. Dabar kalbant apie prarastą galimybę naudoti sklypą ar jo dalį pagal paskirtį, tai yra turbūt bene kebliausias atvejis, nes tada turi būti vertinama atsižvelgiant į galimybės tęsti vienokią ar kitokią veiklą. Tarkime, jeigu ta veikla gali būti perkeliama į kitas sklypo dalis, tai dažnu atveju ten kompensacija negalėtų būti išmokama, kadangi kaip ir tie nuostoliai nepatiriami. Arba tarkime, jeigu yra jeigu kažkokie tai konkretūs nuostoliai nepatiriami, taip pat ta kompensacija nėra išmokama. Bet jeigu, pavyzdžiui, yra nustatoma natūralios pievos teritorija ir prarandama dėl to dirbamos žemės plotai, tai kaip viena iš galimybių gauti kompensaciją. Tai vienas iš atvejų, kai kompensacija tikriausiai turėtų būti išmokėta. Dabar kalbant dar, jeigu sugrįžti apie šitą trečiąjį atvejį, kai prarandama galimybė naudoti žemę pagal paskirtį, tai skaičiuojama yra, kompensacijos dydis yra skaičiuojamos atsižvelgiant į registro centro nustatomą masinio vertinimo metodų nustatomą žemės sklypo vertę. Tada paskaičiuojama tos sklypo dalies, kurioje taikoma apribojamai vertė. Ir taip pat yra dauginama iš koeficiento gauta vertė, ir koeficientas pievų ir pelkių atveju negali būti didesnis kaip 0,6. Tai tarkime, jeigu yra patiriamas, apskaičiuotas, kad yra patiriamas 1000 eurų nuostolius, tai gali būti išmokėta iki 600 eurų kompensacija pievų ir pelkių atveju.
Tai turbūt dabar visi turbūt atvejai, ką aš turbūt ką aš galėjau pasakyti apie šitas specialiasias žemės naudojimo sąlygas ir dėkoju už dėmesį.